Sveikinamės iš Alytaus. Čia netrukus prasidės OptiBet A lygos 28-ojo turo rungtynės. Susitiks Alytaus Dainava ir Kauno rajono Hegelman komandos. Gilin į aikštės vidurį. O štai čia puikus perdavimas. Ernestas Točkūnas ir koksai smūgis. Tokį atakos pratęsimo variantą. Ernestas Točkūnas 1 prieš Luką Čerkauską. Gali smūgiuoti ir iš kairės. Ta ir daro. Ir štai dabar Vincentui Šarkauskui tenka pasidarbuoti. Mažų futbolininkų nesistumdyti, nesilaikyti. Nors ką tu čia nesistumdys, nesilaikysi. Ir koksai smūgis. Airidas Mickevičius. Klaudijus Upsas, labai geras perdavimas. Nauris Petkevičius, dar vienas bandymas. Filipas Dankubičius ir Norevskis įvartis, nėra įvarčio ir dar kartą. Belieka tik susiimti už galvų ir apmastyti savo sprendimus. Hegelman futbolininkas, nors šiai sprendimai buvo geri, štai taip ir debiutantui, taip kad galbūt Samuelio Kingo debiuto teks palaukti. Dabar ataka, Patrikas Popesku. Jo bandymą žaisti taip ir Nauris Petkevičius. Pirmasis įvartis, pirmasis Naurio Petkevičiaus įvartis šį sezoną. Ir sugrįžti į žaidimą mušant įvarčius. Thompsonas gali, perimtas kamuolys, dar vienas perdavimas, Patrikas Popesku gali smūgiuoti ir antras įvartis. Prabėgo vos kelios minutės ir štai prašau, dvigubas smūgis, nežinau ar tai nokautas, bet mažiausiai nokdaunas tai tikrai. Patrikas Popesku, 7-asis jo įvartis šį sezoną. Virš stadiono. Tai jau tikrai labai šaltas dušas, o čia Thompsonas gavė komandą, bet tai buvo iš 11 metrų baudinio. Dabar baudos smūgis ir Vincentas Šarkauskas. Ar bus dar vienas bandymas smūgiuoti? Tai toksai, na ne visai senelė, ne visai taip, matyt, buvo sumanyta. Tačiau dabar Filipas Dankubičius trečią kartą tikrina. Žaisti nepavyko, dabar Artiomas Bartolovskis prieš Klaudijų Upsą ir čia be abejo geltona kortelė, be jokių klausimų. Patrikas Popesku pasirašinėja Alytaus Dainavos jauniesiems futbolo mėgėjams. Šerali Uldaševa. O koks smūgis ir Artiomas Bartolovskis. Visgi panašu, kad dauguma paprastų mirtingųjų žiūrovų jau nieko gero nebesitikė. O vis dėlto puikus 19 numeris. Dmitro Mandričenko nutraukė įvarčių sausrą. 1-2. Artiomas Bartolovskis dar su kamuoliu. Ar bus smūgis? Ode Abdullahi. Ir yra paskutinis šių rungtynių momentas. Kauno Hegelman atsilaikė, apsigynė, be abejo daug jėgų, daug nervų išeikvota, tačiau visgi 3 taškai yra 3 taškai.